Dabar taip ir žiūrovom bus įdomiausiai. Taip. Kiek kainavo pačioj pradžioj parvykęs iš Amerikos? Šiandien Vytuko rubrikėlėje turime autosportą, kadangi Bideris labai myli, mėgsta viskas, kas susijęs su mašinom sportu, autosportu. Tai einam, užsuksim pas kolegą, pasirodysim, su kuo važiavom šį sezoną, ką turim, koks projektėlis, kas mūsų laukia ir taip toliau. Kolega, draugas, lenktynininkas Haroldas. Sveikas, Haroldai. Labas, Vytautai. Trumpai, automobilis parvykęs per bideris.lt. Taip. Ir prašom biškį apie savo pomėgį hobį. Pomėgis, hobis, jisai yra išsivystęs jau nuo pat gimimo. Mašinas, draugelį, yra pats geriausias dalykas, koks gali nutikti gyvenime vyrui. Čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Wow. Automobilį parsivežiau per kolegas. Iš pradžių galvojau, aptvarkysiu, taigi ir gal bus šeimynai važinėti, bet nusprendžiau, kad reikia pabandyti jį trasoje. Ir pabandžius trasoj, slalomo trasoj, bičiuliai sako, važiuok į žiedą. Pamatėjai, kad turi parako. Turi parako ir tas parakas išaugo į daug visko darbo. Ir dabar dedam langus, bandom polikarbonatą sudėti. Matai, langiukai, viskas. Dabar taip ir žiūrovom bus įdomiausiai. Taip. Kiek kainavo pačioj pradžioj parvykęs iš Amerikos? Stokinis variantas. Iki Pitako. Iki Pitako. O dabar jeigu žmona nežiūrėtų šito video, kiek dabar stovi? Iki 7. Iki 7 štukų kažkur, taip. Baks. Geriausia atveju. Kainuoja. Dėl to aš turiu pačius geriausius kolegas, rėmėjus. Jo. Bideris LT. Kas man padeda tobulėti, turbūt, šitam sporte. Ačiū, Haroldai, už išsamų interviu. Prašom. Sugrįšime vėliau į video vlogus ir pateiksim pilną analizę šito automobilio. Ir jeigu dar nesekat bideris.lt, follow, subscribe.